Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. 1,75 m ūgio Donaldas P.V. Gaskinsas susitarnautų bjauriausio žmogaus Amerikoje titulą. Jei kiltų verslo ginčas, paduotumėte jį į teismą, P.V. jūs nužudytų. Serijinis žudikas, kuris, jeigu juo tikėti, atsakingas už daugiau nei 100 žiaurių ir pasibjaurėtinų žmogžudysčių. Būtent čia jis paskandino Doreen, o tada trenkė jos kūdikiui į pakaušį kirvuku. Bendra suma 105 žmonės. Vyras, kuris nenustojo žudyti net laukdamas mirties bausmės. Kai tas kalės vaikas ją įjungs, nuneš jį tiesiai į pragarą. Buvo tiesiog neįtikėtina, kad visa tai galėjo nutikti kalėjime. Taigi, kas padarė P.V. tokiu žmogumi, koks jis buvo? Ir ar jis gimė žudyti? Mano tėtis vadino save vampyru, jam reikėjo matyti kraują. $1975. 1975 metais mokytoja Mary Ann Dunham praneša apie vienos iš savo mokinių, 13-metės Kim Gelkins dingimą. Kim mokėsi 5 klasėje. Daugumai klasiokų buvo 10 ar 11 metų, tačiau kiek pamenu, jai buvo 13. Ji buvo tyli, smulki. Jos mama mirė regis praėjusį pavasarį. Manau, kad ji buvo vieniša dėl savo mamos ir liūdna, todėl ji ieškojo, kas jai parodytų dėmesį. Dažnai mokslo metų pradžioje mokytojai nori įvertinti savo klasės rašymo įgūdžius. Todėl kartais jiems užduodavo parašyti apie tai, ką jie veikia per vasaros atostogas ir panašiai. Pamenu, jog tais konkrečiais metais prašiau savo vaikų parašyti apie žmogų, kuriuo jie žavisi. Dauguma, įskaitant Kim, rašė apie asmenį vardu Donna Gaskins. Donna Gaskins buvo spalvingo vietos nusikaltėlio, Donaldo P.V. Gaskinso žmona. P.V. mūsų rajone visada buvo žinomas kaip liūdnai pagarsėjęs asmuo. Manau, reikėtų pasakyti, kad jis atrodė kitoks. Kiek žmonių pažįstate, kurie vairuoja katafalką? Tai buvo ilgas juodas katafalkas. Žinote, kaip anksčiau važinėdavo. O pačioje nugarėlėje buvo mažas ženklas su užrašu: aš vežu lavonus. Visi apie tai juokavome, žinote, visi tiesiog manėme, kad tai juokinga. Jis visada sakydavo žmonėms, kad juo veža kūnus, tačiau žmonės į jį nekreipdavo daug dėmesio. Bet nors jie ir nekreipė į jį dėmesio, vis tiek jo bijojo. Visi, jei kalba pasisukdavo apie P.V., bėgdavo ir slėpdavosi, kadangi jo bijojo. Jis turėjo tokią reputaciją. Gaskins dukra Shirley prisimena dieną, kai dingo Kim Gelkins.
Jos mama mirė, tada ji susidraugavo su tėčiu, nes tėtis gyveno Čarlstone. Ji buvo miela maža mergaitė. Mes ką tik grįžome iš parko, o mano uošvė gyveno šalia. Ir vaikai ketino ten nueiti ir ko nors pavalgyti. Taigi pasakiau, na eikite ten, aš tuoj būsiu. O kai ten nuėjau, paklausiau, kur Kim? Niekas nematė Kim. Ji tiesiog išėjo pro duris ir dingo. O tėtis pasakė, na žinai, nesijaudink, ji tikriausiai pabėgo. Kim nebuvo vienintelis dingęs asmuo. Prieš 5 metus, 1970-aisiais, dingo Shirley pusseserė Janice Kirby. Kai buvome mažos, mes su Janice viską darėme kartu. Ji buvo miela, labai protinga mergaitė, labai gera mokykloje. Ji buvo tiesiog gryna amerikietė kaimo mergaitė. Iš pradžių, kai ji dingo, visi sakė, jog ji pabėgo iš namų. Mes visi jos ieškojome. Visi skambino visiems, ką pažinojo, bandydami ją surasti. Prabėgus 6 ar 7 mėnesiams supratome, jog kažkas negerai. Dabar detektyvai, tiriantis naują dingimą, pradėjo telkti dėmesį Shirley tėvą Donaldą Peavy Gaskinsą. Kai kurie mūsų lauko agentai dirbo su sklandančiais gandais. Bendradarbiaudami su detektyvais iš Čarlstono, bandėme surasti Kim Gelkins. Pradėjome ieškoti Gelkins merginos. Ir žinoma, tuo metu dar neturėjome Peavy. Tačiau turėjome asmenį, kuris vienu metu slapstėsi su Peavy. Mes pasiėmėme Walterį Neely. Ir po ilgų pokalbių ir viso kito, Walteris pagaliau nusivedė tyrėjus ir parodė, kur jis padėjo Peavy kažką palaidoti. Jie žinojo, kad ten kažkas palaidotas. Mes neturėjome jokio supratimo, ką rasime, kol nepradėjome kasti. Pasiėmėme turbūt 10, 12, gal 15 pavaduotojų ir agentų. Tiesiog įsirikiavome ir pradėjome lėtai eiti į mišką. Kažkuriuo metu eidami per krūmus, pomiškį, kažkas pastebėjo, kad ten buvo pasodinti krūmai, kurie ten natūraliai neaugo. Turėjome metalinius zondus, kurie buvo maždaug metro ilgio, su T formos rankena viršuje, armatūros gabalas su smaigaliu, kuriuo buvo galima nustatyti dirvožemį. Jie ištyrinėjo pakankamai, kad galėtų pasakyti, jog ten kažkas palaidotas. Taigi mes uždarėme teritoriją ir pradėjome kasti. Galiausiai ten radome 6 palaidotus kūnus. Taip, tai buvo gana šiurpus vaizdas. Buvau priblokštas, kadangi iki tol teisėsaugoje dirbau maždaug 12,5 metų, tačiau nieko tokio masto dar niekada nebuvau matęs. Tačiau 6 kūnų atradimas buvo tik šokiruojančios istorijos pradžia. Tai paskatino teigti, kad Gaskinsas buvo produktyviausias serijinis žudikas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1975 metais 13-metės moksleivės Kim Gelkins dingimas detektyvus atvedė į laidojimo vietą Pietų Karolinos miškuose. Ten tyrėjai, įskaitant šerifą Williamą Barnesą, Jie turėjo būti ten pat, prie to medžio. Ten jie turėjo būti. padarė šokiruojantį atradimą. Šioje vietovėje buvo rasti 6 kūnai.
Nebuvau čia nuo tada, kai visa tai įvyko 1976 metais. Kapai buvo maždaug 25 pėdų atstumu vienas nuo kito. Jie visi buvo būtent šioje vietoje, kur mes dabar ir stovime, po šiuo medžiu. Visi 6 buvo nužudyti ir palaidoti po 2, 3 negiliuose kapuose. Ir visi 6 buvo susiję su liūdnai pagarsėjusiu asmeniu, Donaldu P.V. Gaskinsu, mažu vietos automobilių vagimi, kuris vairavo seną katafalką ir gyrėsi turį savas privačias kapines. Niekas juo netikėjo. Tuo metu buvau 6 mėnesį nėščia su savo paskutiniu vaiku. Kai atvyko policininkai, jie man sakė, kad ieško mano tėčio už žmogžudystę ir panašius dalykus. Turiu omenyje, mane ištiko šokas. Pradėjau gimdyti. Gimė mano kūdikis. Jis tesvėrė vos daugiau nei kilogramą. Staiga atsidūrėme nacionalinio dėmesio centre. Buvau vienas pirmųjų reporterių įvykio vietoje ir daug ką patyriau pats. Ir man tai buvo tiesiog šokiruojantis dalykas. Žinote, tai gana keista ir sunku tuo patikėti Pietų Karolinoje. Čia tokie dalykai nevyksta. Tyrėjai dabar turėjo atskleisti aukų tapatybės. Tie, kuriuos radome pradžioje, buvo labai geros būklės. Matyt, jie buvo laidojami šaltuoju metų laiku. Todėl atsirado adipocija, kai riebalinis audinys tarsi virsta muilo pavidalo medžiaga, kuri yra tvirtesnė ir išlaiko odos ir po ją esančių audinių formą bei konsistenciją. Niekada nerūkiau, bet pūvančios mėsos kvapas toje vietovėje buvo toks intensyvus, kad cigarų dūmai tą kvapą sumažino tiek, kad jį buvo galima pakęsti. Pirmajame kape buvo 25 metų Denisas Balemei ir jo 15-metis įbrolis Jonas Knightas. Abu jie buvo įsivėlę su Gaskinsu į automobilių vagysčių tinklą. Tėtis sakė, kad jie ketina pavogti automobilį. Jie praėjo pro namus. Aš ką tik buvau iškepusi sausainių su kava. Jie suvalgė sausainių su kava ir išėjo. Ir aš jų daugiau niekada nemačiau. Nusivedė juos į mišką, priėjo prie didelio ąžuolo, parodė į viršų ir papasakojo, kaip jie galėtų jį panaudoti, kad permestų grandininį arklį, ištrauktų variklius iš automobilių ir sunaikintų pavogtą turtą. Tai buvo medis, prie kurio jis atsivedė 2 vyrukus ir parodė į šaką, kalbėdamas apie tai, kaip jie galėtų čia ištraukti variklius iš pavogtų automobilių. Kai jie žiūrėjo į medį, jis vienam iš jų šovė į pakaušį. Kitam pradėjus bėgti, jis nušovė ir jį. Ten jis jį nušovė. Jei jis pamanydavo, kad jie pavargo arba ketina jį įskųsti, jis jų atsikratydavo. Kitos 4 aukos, 2 vyrai ir 2 moterys, buvo žmonės, kurie Gaskinso manymu padarė jam skriaudą arba galėjo jį išduoti. Tačiau ne vienas iš 6 rastų kūnų nebuvo dingusios moksleivės Kim Gelkins. Gaskinsas buvo suimtas bandydamas pabėgti iš vietovės. Susidūrė su mirties bausmės už savo nusikaltimus grėsme. Jis sudarė susitarimą, kad tyrėjai rastų daugiau kūnų. Vietovėje, žinomoje kaip aligatorių nusileidimas, jis prisipažino palaidojęs 23 metų šeimos draugę Doreen Dempsey ir jos 2 metukų dukrą Robin. Iš Doreen Dempsey ir Robin kūnų liko tik skeletai, kadangi jos buvo labai arti paviršiaus, jos nebuvo palaidotos labai giliai. Tas vaikas turėjo keletą galvos sužalojimų, kurie mūsų manymu tikriausiai buvo priešmirtiniai.
Čia gyveno mano tėtis, o čia jis nuskandino doryn. Jis tiesiog laikė ją po vandeniu, kol ji nuskendo, o tada seksualiai išnaudojo jos kūdikį, po ko trenkė jam į pakaušį. Jis sakė, kad tiesiog negalėjo atsispirti kūdikio išnaudojimui. Jis sakė, kad tiesiog negalėjo atsispirti. Matote šią skylę, šią kelmo skylę. Tai pavyzdys kažko panašaus, į ką jis tiesiog įkišo kūną. tą mažą vaikutį. Jis juos nužudė todėl, kad motina buvo su juodaodžiu, o kūdikis buvo pusiau juodaodis, pusiau baltaodis, ir jis tuo tiesiog bjaurėjosi. Ir tai buvo jo priežastis, kodėl nužudė kūdikį. Galiausiai Gaskinsas atskleis tiesą apie moksleivės Kim Gelkins dingimą. Kim buvo palaidota beveik mūsų kieme. Būtent čia jie rado Kim Gelkins. Ji išėjo pro mano duris ir aš jos daugiau niekada nemačiau. Jis išsivedė ją iš namų ir nužudė. Praėjus 8 metams po jos nužudymo, Gaskinsas pagaliau atidavė savo dukterėčios, 15-metės Janice Kirby kūną. Tai kapas, kuriame buvo palaidota jo dukterėčia Janice Kirby. Jis ją nužudė 1970 metais, o jos kūnas buvo rastas 1978. Sunku net apie tai kalbėti. Čia tik maža mergaitė. Ji buvo tik paauglė. Jos gyvybė užgeso įstrigusi miško duobėje. Niekas nežinojo, kur ji yra ir kas jai nutiko. Tyrėjai galiausiai aptiko 13 aukų palaikus. Kūnų skaičius Phoebe Gaskinsą pavertė didžiausių masinių žudikų Pietų Karolinos istorijoje. Tačiau kalėjime Gaskinsas pateikė dar labiau šokiruojantį pareiškimą. Aš tiesiog drebėjau, sakiau tėti, nenoriu to girdėti. O jis atsakė, turiu pasakyti, turiu kam nors pasipasakoti. Gaskinsas pareiškė, kad nužudė apie 80-90 jaunų žmonių, kankino juos, neleisdamas greitai numirti ir galiausiai paslėpė jų kūnus. Teigiama, kad jis pradėjo 1969 metais, žudydamas daugiausiai jaunas moteris, vėliau jaunus berniukus ir jaunas moteris palei pakrantę. Jis keliaudavo keliais ir rinkdavo autostopininkus, ir jis juos kankindavo. Jis visada kalbėdavo apie tai, kaip nuogus kūnus išmesdavo į pelkėtas vietovės ir paskandindavo juos pakankamai giliai, kad žmonės negalėtų jų rasti. Gaskinsas, jei rimtai vertintume jo žodžius, akivaizdžiai yra susitelkęs serijinis žudikas. Jis nori būti su auka, kad kuo ilgiau patirtų aukos patiriamą siaubą. Pavyzdžiui, Gaskinsas dažnai apibūdindavo, kaip nueidavo į technikos parduotuvę ir pamatydavo konkrečius įrankius, kuriais jo manymu galėtų ilgiau kankinti savo aukas. Susidurėme su labai gudriu plėšrūnu, kuris akivaizdžiai taip pat yra seksualinis sadistas bei psichopatas. Jis teigia, kad per metus padarydavo 10 ar 12 tokių nusikaltimų. Beveik kiekvieną mėnesį jis nužudydavo ką nors paplūdimyje.
Jis sakė, kad retkarčiais jį apimdavo toks noras, kad jam būtinai reikėdavo pamatyti kraują. Jis save vadino vampyru. Jis sakė, kad jam pradeda skaudėti skrandį, kad jam pradeda sukti pilvą. Sakė, kad tiesiog negali nurimti. Jis tiesiog pradeda drebėti iki kol ko nors nenužudo. Serijiniai žudikai jums pasakys, kad jų viduje yra kažkas, kad jie privalo eiti žudyti. Ir tai įprasta tarp serijinių žudikų. Tai beveik tas pats, kad žmogui, kuris taip nerimauja, kad jei nieko nedarys, subirės į milijardą gabalėlių. Šiek tiek baugu sakyti, kad serijinis žudikas yra priklausomas asmuo. Bet jei iš tikrųjų pažvelgsi į tai šiame kontekste, tam tikra prasme jie ir yra priklausomi. Jie privalo tai padaryti. Jie privalo tai padaryti. Donaldas P.V. Gaskinsas net neleido, kad buvimas griežto režimo kalėjime sutrukdytų jam atimti žmogaus gyvybę. 1982 metais jis planavo žmogžudystę, kuri buvo laikoma neįmanoma. Niekas netikėjo katafalką vairuojančių nusikaltėlių Donaldu P.V. Gaskinsu, kai jis gyrėsi turys savas privačias kapines Pietų Karolinos kaimiškoje vietovėje. Tačiau 8-ajame dešimtmetyje detektyvai buvo nuvesti prie 13 jo aukų kapų, o Gaskinsas tvirtino, kad dar daugiau nei 90 aukų vis dar nerastos. Taigi, kas buvo P.V. Gaskinsas? Didžioji dalis mano šeimos buvo geri krikščionys. Turiu omenyje, mano tėvas vienintelis žmogus mano šeimoje, kada nors turėjęs bėdų su įstatymu. Ir jo nuopelnų pakako mums visiems. Donaldas Gaskinsas jaunesnysis gimė 1933 m. kovo 13 d. Jo motina nebuvo ištekėjusi. Vaikystėje tėvas buvo tikras nenuorama. Močiutė pasakodavo, kaip jis nuolat krėsdavo šunybes, darydavo tai, ko nederėtų. Žinoma, jam dažnai kliūdavo lupti, bet močiutė buvo labai gera moteris, jis su juo elgėsi puikiai. Tačiau jos broliai buvo griežti, jie dažnai jį mušdavo, kadangi jis neklausydavo. Gaskinso vaikystę lydėjo nuolatinė patėvių kaita. Jis niekada nepažinojo savo tikrojo tėvo, o motina palaikė daugybę santykių su įvairiais vyrais. Vaikystėje Gaskinsas taip pat patyrė fizinį smurtą, tiek namuose, tiek ypač mokykloje. Jis buvo smulkaus sudėjimo, žemo ūgio. Daugelis tokį gyvenimo būdą ir kultūrą pasirinkusių žmonių jaučia poreikį kompensuoti savo mažą ūgį ir jie tai daro su kaupu, stengdamiesi pademonstruoti savo kietumą bei agresiją ir taip užsitarnauti atitinkamą reputaciją. Gaskinsui tai puikiai sekėsi. Būdamas 11, jis metė mokyklą ir kartu su 2 draugais subūrė gaują. Jie pasivadino problemišku trejetu. Jų veikla apsiribodavo įsilaužimais ir apiplėšimais, kurių metu jie puldavo žmones. Matome berniuką, kurio elgesį kriminologai priskirtų diferencinės asociacijos teorijai. Kitaip tariant, statusą jis pelno nebendraudamas su gerai besimokančiais bendraamžiais, o leisdamas laiką su tokiais pat berniukais ir darydamas nusikaltimus. Iš pradžių tai buvo smulkus nusikaltimai, tačiau vėliau situacija blogėjo. Galiausiai Gaskinsas įvykdė seksualinį nusikaltimą, išžaginimą. Žinau, tėtis ir jo 2 draugai, jie išprievartavo vieną iš berniukų seserų. Kartu ši problemiška trijulė įviliojo mergaitę į savo slėptuvę ir pakaitomis ją seksualiai išnaudojo. Jie susirinkdavo ir, žinote, kartu darydavo visokiausius bjaurius dalykus.
1946 metais, būdamas vos 13 metų, Gaskinsas nuo išprievartavimo perėjo prie pasikėsinimo nužudyti. Apiplėšinėjant namą, Gaskinsą išprovokavo jauna mergina. Jis trenkė ją į galvą kirviu ir paliko ant griovio kranto, manydamas, kad ji mirusi. Vienintelis dalykas, kuris išlaikė ją gyvą, buvo nedidelis vandens lašelis, kuris išlaikė ją gyvą, kol kažkas ją surado. Kitaip ji būtų mirusi. Mergina sugebėjo atpažinti savo užpuoliką. Nepilnametis niekšas buvo siunčiamas į pataisos mokyklą iki 18-ojo gimtadienio. Mūsų rajone berniuko amatų mokykla buvo vieta, kur patekusius į bėdą vaikus versdavo dirbti ūkyje ir panašiai. Nemanau, kad ten su jais elgėsi blogai, tačiau vertė juos sunkiai dirbti. Gaskinsas teigė, kad antrąją naktį po sulaikymo duše jį užpuolė ir grupiniu būdu išprievartavo 20 berniukų. Už seksualinės paslaugas jis turėjo priimti bendrabučio viršininko apsaugą. Tėtis buvo labai mažas žmogutis ir žinote, didesni berniukai jį puldavo. Visada ir visur pasitaiko chuliganų. Na, dažnai nutinka taip, kaip ir kalėjimuose, kad esi patalpintas su grupe asmenų, kurie paprastai yra blogesni už tave. Labai dažnai jie būna gana žiaurūs. Per ateinančius 4 metus Gaskinsas nekartą pabėgdavo, tačiau 1950 metais jis turėjo būti paleistas. Rankose laikau 1950 metų vasario 28 dienos ataskaitą. Joje rašoma: Gerbiamas daktare Odomai, tyriamasis buvo perduotas šiai įstaigai 1946 metų birželio 18 dieną. Florencijos apygardos baudžiamojo bendrųjų sesijų teismo, remiantis kaltinamuoju aktu, už užpuolimą ir smurtą turint tikslą nužudyti. Mes nebandome nustatyti jokios diagnozės, tačiau remdamiesi bendravimu su nenormaliais nusikaltėliais, esame tikri, kad šis berniukas yra asocialus ir kad jo ankstesnėje raidoje yra kažkas, kas užvaldo jo protą. Mes laikome jį pavojingu ir manome, kad jis turi paranojiškam tipui būdingų žmogžudystės polinkių. Prašome psichiatrinio gydymo ir tinkamos gyvenamosios vietos, atsižvelgiant į tai, kad mums nepavyko pritaikyti šio berniuko prie mūsų grupės. Sulaukęs 18-ojo gimtadienio, Donaldas P.V. Gaskinsas buvo paleistas į laisvę. Jo nusikalstama veikla tęsiasi ten, kur jis buvo sustojęs. Baigęs pataisos mokyklą jis gavo darbą tabako fermoje. Ten jis vogdavo tabaką ir jį perpardavinėdavo, o vėliau padegė tvartą, kad nuslėptų vagystę. Po vos 1 metų kaip laisvas asmuo, Gaskinsą pradeda erzinti paauglė ir jis nusižengė. Per visą jo gyvenimą galite pastebėti, kad Gaskinsas ypač pyksta ant moterų. Dabar galbūt galime tai susieti su tuo, kad jo motina buvo vieniša, kad Gaskinsas niekada nepažinojo savo tėvo, kad buvo daug patėvių. Tačiau dėl kažkokių priežasčių Gaskinsas visą savo gyvenimą demonstruoja didelį priešiškumą mergaitėms ir moterims. Ir ši vargšė mergaitė, kuri tyčiojasi iš Gaskinso dėl tvartų padegimo, pamato jo rūstybę. Gaskinsas smogė jai plaktuku ir perskeria kaukolę. Gaskinsas nuteisiamas už padegimą, užpuolimą mirtinu ginklu ir pasikėsinimą nužudyti ir išsiunčiamas į valstybinį kalėjimą. Čia taisyklės nustato grupę bauginančių nuteistųjų, vadinamų įtakingais asmenimis. Vienas toks smurtingas nuteistasis pasirinko Gaskinsą kaip sekso vergą. Ir Gaskinsas supranta, kad jei nori išvengti seksualinės prievartos per visą savo bausmės laiką, jis pats turi tapti įtakingu asmeniu. Gaskinsas priėjo prie labiausiai bauginančio įtakingo asmens kalėjime ir perrėžė jam gerklę.
Pagal to konkretaus kalėjimo taisyklės jis pakilėjimas į viršų. Jis tampa veidu toje konkrečioje bausmių subkultūroje ir likusį laiką atlieka bausmę su pagarsėjimu, su kuo negalima juokauti. Ir tai, manau, yra Gaskinsos vaikystės problemų, susijusių su jo dydžiu, įveikimo pradžia ir fakto, kad jis mažas, bet pavojingas, panaudojamas savo naudai. Kai jis paseno, turėjo ginklų ir kitų dalykų, jis pagalvojo, dabar galiu būti didelis vyras. Gaskinsas kitus 2 dešimtmečius praleido kalėjime, iš jo dažnai bėgdavo ir vėl būdavo sugautas. Šiuose miškuose mano tėtis visada slapstydavosi pabėgęs. Visi šie miškai kažkaip susiję. Turiu omenyje, pabėgęs iš kalėjimo jis čia praleisdavo mėnesius. Gaudydavo ir valgydavo gyvatės. Jis semdavo vandenį iš griovių ir panašiai. Jį virindavo ir gerdavo. Jis buvo teismo rūmuose, senuose teismo rūmuose, kur vyko jo teismas. Jį uždarė laukiamajame. Iš ten pakėlęs langą jis iššoko iš 2 aukšto ir pabėgo. Jis nusigavo iki pelkės. Pareigūnus pasiuntė jį sekti su šunimis. Ir pora pavaduotojų tuo metu šiek tiek nusnūdo. Kai jie pabudo, pamatė, kad jis ant priekinio stiklo nugarėlės užrašė, jog čia yra Peavy. Turiu omenyje, kad čia galima ilgai slėptis. Žmonės čia neidavo dėl gyvačių, tačiau jos jo negąsdino. Mano tėtis sakė, kad jis miegodavo su gyvatėmis. Išėjęs iš kalėjimo, Gaskinsas dažnai susirasdavo naują žmoną. Štai, matydami šiuos daugybę seksualinių partnerių, kurias Gaskinsas persekioja, dažniausiai jaunesnės moteris, pradedate įžvelgti Gaskinso personažo psichopatijos bruožų. Jis yra klasikinis psichopatas. Užuot užmezgęs rimtus santykius su moterimis, jis jomis naudojasi. Ir iš dalies tai atspindi jo neapykantą moterims. Tada 1970 metais prasidėjo dingimai. Jis vis vesdavosi žmonės į mano namus ir sakydavo, ar paruošiu šiam ar kitam ką nors valgyti. Ir aš tai padarydavau. Jie išeidavo ir niekada negrįždavo. Daugiau jų niekada nematydavau. Jis porą kartų grįžo namo kruvinomis rankomis. Ir žinote, aš jo paklausdavau. Jis atsakydavo, na, partrenkiau elnę ar kažką panašaus. Bet žmonės pradėjo dingti ir nebegrįžti. Ir aš kažką žinojau. Žinojau, kad kažkas negerai. Iki 80-ojo dešimtmečio pabaigos Gaskinsas buvo susietas su 13 žmogžudysčių ir buvo įkalintas iki gyvos galvos griežto režimo kalėjime. Tačiau 1982 metais jis nusprendė prie savo bendro skaičiaus pridėti dar vieną ir pradėjo planuoti mirties bausmės belaukiančią žmogžudystę, kurią dauguma laikė neįmanoma. 1982 metais serijinis žudikas Donaldas Peavy Gaskinsas, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Pietų Karolinos griežto režimo kalėjime, nusitaikė į kitą auką. Paskutinė žmogžudystė, kurią Gaskinsas įvykdo, jis įvykdo pačiomis nepaprasčiausiomis aplinkybėmis. Jo taikinys, kitas kalinys, laikomas mirties bausmės vienutėje. Rudolfas Taineris buvo pusiau atsilikęs, turiu omenyje, labai žemo intelekto vaikinas iš Niujorko. Jis keliavo per Pietų Karoliną. Kai kartu su kitais nusprendė apiplėšti mūnus, jie turėjo parduotuvę pakrantėje. Jis jau buvo išėjęs iš parduotuvės, tačiau apsisuko ir grįžo, bei nušovė 2 žmonės nupjautų šautuvų į galvą.
Žuvusios poros sūnus Tony Saimo norėjo teisingumo. Tony Saimo buvo šių žmonių įsūnis. Jie su juo elgėsi puikiai, todėl tai jį labai sujaudino. Nors Steineris buvo nuteistas mirties bausme, jis metų metus išvengė egzekucijos. Kilo tam tikrų procedūrinių problemų. Tony Saimo po, manau, 6 ar 7 metų tiesiog prarado kantrybę. Laikas to imtis. Tony draugavo su kažkuo kalėjime. Jie subūrė tėtį su Toniu. Hello? I have a customer call to Tony from Joe McCormick. Will you accept? Yes, I will. Thank you. Are you Tony? Yes. Right, thank you. Tony? Yeah. Geraldas norėjo, kad tau paskambinčiau ir pasakyčiau, jog skambina gydytojas. Mūnų sūnus ir posūnis pasamdė Peavy nužudyti Rudolfą Tainerį. Taineris buvo laikomas vienutėje saugiausiame valstijos kalėjime. Nuėjau pas valdžios atstovus ir pasakiau, kad tėtis ten planuoja kažką nužudyti. O jie man atsakė, kad jis negali to padaryti, kad tai neįmanoma. Iš pradžių jis susidraugavo su Taineriu ir nešė jam maisto, marihuanos ir visko, ko jis norėjo. Jie slaptai jį nuodijo kažkokiais nuodais, bet tai nepasiteisino. Jam tik pasidarė bloga. Atidavėm tam kalės vaikui viską išskyrus 1 dozę, o jis nuo to tik vemia. Išleidome krūvą pinigų tam brudui, kurį jis turėjo išgerti. Jis ir išgėrė. Dar 2 kiti irgi paragavo, o rezultatas toks, kad visiems pasidarė bloga. Nuodams nepadedant, Peavy Gaskinsas sugalvojo išradingą planą atimti Rudolfo Tainerio gyvybę. Jie paskyrė jį remontininku su visais reikalingais įrankiais. O jo kameros galinė dalis buvo sujungta su Tainerio kamera. Gaskinsas pasiūlo Taineriui įsivesti ryšio sistemą tarp jų kamerų, beveik kaip telefono sistemą. Šitą sugalvojau, nuo to jis tikrai daugiau nebesirgs. Man reikia 1 elektrinio detonatoriaus ir tiek dinamito, kiek tik pavyks gauti. Tai tikras puodelis, kurį tuo metu naudojo pataisos departamente. Jie turėjo tokio dydžio ir didesnio dydžio. Peavy paėmė vieną iš jų bei lituoklių išlydė skylę apačioje ir įkišo kištuką. Pavyzdžiui, tokį, kokį įjungtumėte ausines. Kitame gale jis pritvirtino sprogstamąją kapsulę ir įkišo į ją C4 sprogmenį. Jis sugebėjo per ventiliacijos angą tai nugabenti pas Tainerį, apsimesdamas, kad tai domofono tipo sistema. Pasimsiu tą prakeiktą radiją, perdarysiu bombą ir kai tas kalės vaikas ją įjungs, nuneš jį tiesiai į pragarą. Jis liepė Taineriui priglausti prie ausies ir paklausyti, ar jis jį girdi. Ir tada kitą galą įkišo į rozetės lizdą. Tiesiog klausykis sprogimo. Jis jį susprogdino. Nuo sprogimo jo dalys mėtėsi po visą kalėjimą. Pirštai skriejo visur. Tada Peavy ištraukė laidą per ventiliacijos angą. Jį nukirpo, nuleido į tualetą ir nustebęs išėjo. Kas čia vyksta? Buvo neįtikėtina, kad visa tai galėjo nutikti kalėjime. Vienintelis geras dalykas buvo tas, kad tuo metu už tai jam galėjo būti skirta mirties bausmė. Peavy įrašinėjo savo telefono skambučius su Tony Saimo, planuodamas vėliau jį šantažuoti. Tačiau tyrėjai atrado įrašus, o Peavy buvo pripažintas kaltu dėl Tainerio nužudymo ir nuteistas mirties bausme. Taigi, ar Donaldas Peavy Gaskinsas gimė žudyti?
Tai 1964 metų ataskaita, kai jis vėl įvykdė kitą nusikaltimą ir jie kalbėjosi su jo motina. Paciento motina teigė, kad pacientas vaikystėje turėjo daug fizinių sunkumų. Kai jam buvo maždaug metukai, jis išgėrė žibalo ir vos nenumirė. Jį gydęs gydytojas sakė, kad jo nervai bus blogi visą likusį gyvenimą. Po šio incidento pacientui prasidėjo traukuliai ir jis išlikdavo be sąmonės net 10 minučių. Panelė Hana sakė, kad pacientas traukulius patyrė maždaug iki 3 metų amžiaus. Jis sapnuodavo blogus sapnus, dažnai pabusdavo nakties viduryje ir bijodavo. Panelė Hana sakė, kad jai teko su juo miegoti, kol jam sukako maždaug 13 metų. Jo motina mano, kad ankstyvas žibalo gėrimas buvo jo problemų priežastis. Nežinau. Labai populiaru kalbėti apie tai, kaip smegenų sukrėtimai gali pakeisti asmenybės ir elgesį, padaryti juos agresyvesnius ir kategoriškesnius. Tačiau jei būtų tai tiesa, kad smegenų trauma kažkaip susijusi su agresija, tikėtumėmės, kad kiekvienas serijinis žudikas būtų patyręs kažkokią smegenų traumą ar smegenų pažeidimą. Tačiau taip nėra. Gaskinsas yra asmuo, kuris nuo vaikystės gyveno socialų gyvenimą. Jis pradėjo nuo mažos gaujos, kuri darė visokius asocialius ir nusikalstamus dalykus. Ir jam labai patogu ne tik daryti nusikaltimus, bet ir žudyti. Jam tai absoliučiai nieko nereiškia. Gaskinso gyvenimo modelis, berniukas, išmokęs daryti nusikaltimus ir dar sudėtingesnius nusikaltimus. Tai gyvenimo modelis, pagal kurį berniukas išmoksta būti valdžios žmogumi, naudodamas smurtą, kad užsitikrintų savo tikslus pasaulyje. Bet tai nereiškia, kad manau, jog Gaskinsas gimė žudyti. Tai žmogus, kuris buvo socializuotas žudyti. Kad ir koks būtų genas, suteikiantis žmogui užuojautą, jam jo trūko. Daugelis žmonių sako, kad mano tėtis neturėjo sąžinės, kad negalėjo gailėtis to, ką padarė. Turiu omenyje, nežinau, bet jis niekada nesakė, kad gailisi jo ką nors nužudė. Manau, kad jis gimė žudyti. Tikrai taip. Manau, kad mano tėtis sirgo. Manau, kad mano tėtis turėjo dvilypę asmenybę. Mano tėtis visada, turiu omenyje, kiek save atsimenu, mėgo ką nors nužudyti. Gaskinsas eidamas į elektros kėdę skelbėsi esąs produktyviausias serijinis žudikas Amerikos istorijoje. Bet ar tie 80-90 jaunų autostopininkų, kuriuos jis tvirtino nužudęs pakrantėje, iš tikrųjų egzistavo? Aš asmeniškai netikiu, kad pakrantės žmogžudystės yra tiesa. Mes niekada neturėjome jokių fizinių įrodymų, gandų ar spėlionių iš niekieno, kad mano dukterėčia, sūnėnas ar kuris nors iš mano giminaičių būtų dingę taip ilgai ir paskutinį kartą buvo matyti su PV, kaip matėme su kai kuriais kitais. Nemanau, kad tai įvyko. Jei būtų buvę daugiau aukų, jis būtų man paskambinęs ir bandęs susitarti, kad žinote, jis norėtų išeiti, ieškoti kūno ir parodyti jį mums. Ten tiesiog nebuvo nieko, ką būtų galima padaryti. Tai neįtikėtina. Paprastai sunku prispausti kūną tokiu svoriu, kad jis neišsipūstų irdamas ir nepakiltų. Tačiau tose vietose, apie kurias jis kalba, kūnas tikrai galėjo pakilti, suirti iki galo, suskilti ir vėl nugrimzti. Taigi visiškai įmanoma, kad jo niekas nepastebėtų. Ar be pagalbos jis galėjo nužudyti 100 žmonių? Žinoma, galėjo, bet jis būtų išskirtinis. Tai labai didelis aukų skaičius, net ir produktyviam serijiniam žudikui. Bet kadangi jis toks neadekvatus ir visą gyvenimą turi nuolat kompensuoti, melas ir perdėtas žudynių skaičius manęs visiškai nenustebintų. Tai labai atitiktų jo asmenybę. Tai įmanoma, bet neįtikėtina. Viskas, ką sakė mano tėtis, buvo tiesa. Galėjau suprasti, kad mano tėtis meluoja. Galėjau tai suprasti. Jo veide buvo kažkas, ką galėjau įžvelgti. Iš viso buvo 105 žmonės. Jis tiesiog norėjo išgarsėti. Jis norėjo, kad žmonės manytų, jog jis yra blogiausias žmogus, kada nors gyvenęs Pietų Karolinoje.
Manau, kad jis buvo gana arti viršūnės. Štai čia buvo išbarstyti mano tėčio pelenai. Jis norėjo, kad palaidočiau jį čia, nes tai buvo jo senoji slėptuvė. Iš tiesų mes negalėjome jo normaliai palaidoti, kadangi žmonės bandytų pavogti jo kūną, nes jie sakė, kad jis buvo velnio sūnus ir jie norėjo jį garbinti. Jis yra čia pat. Čia pat. Turiu omenyje, aš visada mylėsiu savo tėtį. Turiu omenyje, kad jis buvo mano tėtis, žinote, to negalima pakeisti ir negalima sustabdyti meilės. Jei myli ką nors, myli jį. Ir žinote, aš myliu savo tėtį. Nesvarbu, ką jis padarė, aš žinoma nepritariu tam, aš net liudijau prieš jį, bet aš visada mylėsiu savo tėtį.